Jibanesnių supistų kurvo durų nei Vilkaviškio bibliotekoje nėra. Jūs įsivaizduokit, ateiname į Vilkaviškio biblioteką, mes iš jos imam knygas, ėmėm, arba kopijavimo čia paslaugos interneto teikia. Ir čia yra tokia knyga, Bernoto Tėviškės beržai. Ir nebuvo kurva proto nueiti į jūrinę šarką vien todėl, kad jin kurva yra klijuota. Bijojom, kad nesupys, nepabirtų. Sakom, pati biblioteka viską kopijuoja, tai atkopijuos ir viską, nes jokių problemų nėra buvę. Bent apačioj apie dvarus ten, nežinau, kažką kopijuodavo anksčiau. Ir ką jūs manot, Vilkaviškio bibliotekoje vapšė sako, autorinių teisų pažeidimas, mes sako, nekopijuojam knygų. Tipo, nuėjau paklaust pas vedėją jinai ateina, sako, tai kiek sakau kainuos. Suprantat, čia yra autorinių teisių pažeidimas. Ir mes knygų nekopijuojam, neturim teisės kopijuoti. Ir čia šitas supista kurva Lietuva. Ar čia tik šitas kurviškas Vilkaviškis? Ir visur taip kurva dirba. Įkelsiu, kas gerai, jei gerai, tai džiaukis. Gali nueiti, pizdą pabučiuot. Nežinau, ką tu sakai. Tu šiandien nieko iš vis vapšai nepasakėjai. Niekur. Kaip ir visuomet. Nei registratūra, nei niekur. Kad ne aš, tai čia pohum viskas. Kad tu nors ką žinotum, kada tai būtų gerai. Niekas be manęs nieko amžiais nežino. Tai va. Tai knygų nekopijuoja, nes tai yra autorinių teisių pažeidimas. Taip, tas autorius, žinokit, jisai apsivers grabe tenais. Įsivaizduojat? Ane? Ką dar galima pasakyti, Jokių problemų, jau kurva su Vilkaviškio biblioteka. Gyvenime kurva nieko nėra buvę, jokių problemų. Nekopijuoja tokių supistų knygų. Tai gal žmogus jom neprekiaus, ar jom šikna šluostysis, tai gal jisai saujas darosi. Ką aš dar galiu pasakyti, čia ta pati pislėva šiandien visur. Vaistinė, poliklinikoje, nahui, viskas užpiso ir viskas, kurva, nahui, tas jibanas Vilkaviškis ir ta kurvų Lietuva. Viskas, kurva, nahui, užpiso. Hui, čia sutaupysi vaistų ant vaistų ir vartočiau alkoholį, tai pripiščiau harę, blėt. Pripisiu nuo vaistų ir lašų. Nahui, viskas, kurva.